Tai labas rytas, sveikinamėms iš Pakruojo Tarklovainių trasos, kur vyks Lietuvos kroso čempionato antras etapas, kurį organizuoja krosas. Tai dalyvių įdomu, kiek bus tų tikrų, po briefingą pasakysime. Ir žiūrėsim, tai šiandien dirbsiu ir kaip komandos vadovas, ir kaip mechanikas, ir kaip medija biškį pafilmuosim, pakalbinsim savo sportininkus, pakalbinsim konkurentus. Tai vaizdas trasos maždaug toks. Tai va, pasižiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Suvažiavom visi, chebra dabar varo traliukus, nusikrovėm. Vienintelis mūsų šiandien bus 4 dalyviai. Tai Deividas Kūsas superkarose, Vytautas Gedus super 2000 ir Robertas 1.6 klasiai. Tai va, tai 4 dalyviai esam šį kartą čempionate, bet manau, kad užteks. Labą rytą. Labas. Dirbsi kaip medija, ar tik tai šiaip? Tik Šiaip. Bet dėl Deivido realiai. Dėl Deivido. Jo. Per karštą biškį, kiek galim, jau kupiškį iškepiau. Ei, pažiūrėk, senelis blembački, va, nudegiau. Ten buvo žiūru. Viskas ten normalu. Be kepurės, be nieko. Ir atkentėjo, čia jaunimas išleipa. Žiūru. Žiaura. Ne, nu kiek Tai galim. va, kaip tau mašina paruošta? Jo, viskas gerai. Pietus paruošti, mamuka? Drąsiai. Nu, va. Vanduo šiandien ir vanduo. Tai briefingas nusimato dabar. Pasiklausysim, ką čia papasakos. Startą pasiruošti, bėgimą. Tai labas rytas visiems, džiugu matyti. Gausų, negausų būrį, Egidijus pasakys, bet kokiu atveju kiekvienas dalyvis svarbus ir džiugu jūs čia matyti. Tai pirmas žodis organizatoriui, sveikinimai, pastabos galbūt, padėkos. Labas rytas visiems. Pirmučiausiai tai noriu padėkoti jums visiems, kad jūs atvykot, nepabūgot mūsų visų bendruomenės visokių peripetijų. Tai labai didelis dėkui jums, kad saugom šitą automobilių sporto šaką. Ir noriu palinkėti svarbiausia kantrybės, kada yra karšta. Noriu, kaip sakant, palinkėti aukštų rezultatų. Ir ką, gražios dienos. Ir po viso šito, kaip sakant, noriu dar jūsų, kadangi vyks renginys ne tik tai varžybos, bet bus rungčių būtent mūsų komandom. Tai pirmoji, antroji ir trečioji pertraukoj vyks rato keitimo konkursas, varžybos, irgi jos bus apdovanojamos taurėm. Tai savo komandų mechanikai, kurie bus laisvi ar kažkas, einat prie automobilių, sakykime, siunčiat su dankratu ir su įrankiu kažkokiu. Kas kietesni ir greitesni, ims laiką ir jums, kaip sakant, tą visą užregistruos rezultatą. Tai va, kelia, du gali dalyvauti tame mechanikai ir, kaip sakant, nugalėti. Ir kita rungtis, kuri didžiausia bus, irgi taip pat kviečiu visas komandas. Gali būti bendra komanda, ten Kupiškio automoto sportas kartu su Ekrosu, kaip pavyzdys. Trauksim virvę, irgi 3 etapai, irgi taurės. Bus pasaulio virvės traukimo čempionai, 8 ir virvė 38 metrų. Tai aš labai trumpai. Taip pat aktyviai prašau sudalyvauti, nes bus ir apdovanojimai, ir prizai. Tai savo komandas burkim 8-8-8, o rato keitimo 2. Viskas. Ačiū, tikrai dėkui visiems, kad čia susirinkot ir gražios dienos visiems. Ačiū Egidijui, jo, tai turbūt matot pastangas tikrai maksimalios, kad būtų visiems smagu žiūrovom, dalyviam ir teisėjam. Tai aš labai trumpai apie pagrindinius dalykus. Tai yra paskelbtas eiliškumas važiavimo, tai dabar įgarsinsiu dar.
Tiesa, pirmą pradėsiu nuo to, jeigu kažkas dar nesiregistravot, nepraėjo techninės komisijos, tai labai raginu skubiai tą padaryti, kad tiesiog paskui negalėsim jūsų įleisti važiavimą, ar ne? Tai eiliškumas šiandien. Pirmą važiuoja, turim čempionatą, turim taurės varžybos. Tai visada bus taip, kad visi suvažiuoja čempionato dalyviai ir paskui važiuoja taurė. Tai čempionatas 2000, Super 2000, RVD, Supercar, Buggy Cupas kartu su crosskarais ir 1600. Ir paskui juos taurė 1.6, 2 litrai ir RVD. 6 litrai nesijungia, nežinau. Dar nežinau, nes registracija tik baigsis po 11 ir bus aišku. Tai turim standartiškai, bus paskelbta varžybų vadovų dar pranešimas, kaip lenktyniaujam, traktuojam incidentus. Tai nieks nesikeičia nuo pirmo etapo, mačiau daug dalyvių tikrai tų pačių. Tai stengsiuosi operatyviai paskelbti. Primenu tik vieną taisyklę, su komitetu priimta, kad lenkimas prie geltonos vėliavos dėja šalinamas iš to važiavimo. Diskvalifikacija. Tai labai prašau tą atidžiai sekti. Tai primenu, jeigu geltona vėliava, lenkimas už kliūties. Ne už bokštelį, bet už kliūties. Ne už bokštelį, už kliūties. Bokštelių turime 5, tai apšilime ir treniruotėse O jeigu būn mašinas sugedas, kai važiuoju pasyviai į ratus, sakykim, žinai, nu kai žinai, žmogus važiuoja, kad tik pabaigt važiavimą ir būn geltona. Ir aš jį tą pasivyjusią ratų galiu aplenkti ar ne? Jeigu jis akivaizdžiai lėtas, ta prasme, Jo, jeigu aš jau traukiasi ratu jį šoną, tai pasivyję. galit aplenkti. Galima to, supratau, ačiū. Tvarka važiavimo ar ne, apšilimą turim, neprivalomas, tai laisva tvarka atvažiuojat, išleidžiam, po 4, po 5 ar 3 priklausomai kiek jūsų atvyks. Tada turim chronometruojamas treniruotės. Tai pirmas ratas standartiškai susipažinimas ir 2 greiti ratai. 2 greiti ir kadangi konfiguracija, finišas, štai šitas pirmas bokštelis ar ne, tai turim ir tą vadinamą gesinimo ratą dar. Tai dar vienas pilnas ratas ir grįžtam į dalyvių parką. Ir lygiai tas pats visi kiti važiavimai. Tai dabar kvalifikacija ir finalas. Buvo pagal pageidavimą nuspręsta 6-8 tų pačių dalyvių, bet matom, oro sąlygos yra tokios, kad siūlymas yra mažinti ir grįžti vėl į 4 ratus kvalifikaciją ir 6 į finalą. Gal bent jau rankas pakelti, per tą dydumą. Šiandien jo pagal šiandien. Gal visai nevažiuojame. Šiaip šitoj trasoj būtų gerai, kad būtų 6-8, taip? Nu taip, bet karšta. Nu, supratom. Tai jo, tai Yra sąlygas gamtinės. tai liuks. Bendrų sutarimų 4-6 paskelbsim oficialiai. Po 4 galime šokti. Važiavimai bus aukštaitieji ir čempionato. Atskirai. 4-6, visur ratų skaičius nesikon. Ne, aukštaityje 6-8. 6-8. Jie vis tiek 8, išlieka bet aš 6. manau pasidarysim galbūt Irgi greitą briefingą, briefingą kaip gali sakyt, būt, kad pasikeis. Bet šiaip kol kas 6-8. Taikysimės prie dalyvių bet kokia atveju. Jeigu dalyviai dauguma sakys per daug, suprasim dėl ko ir viskas. Toliau geltoną pasakiau, ratus pasakiau, starto procedūrą, ar ne? Tai primenu 3 minutės, kai sustartuoja klasė. Visi turim jau stovėti čia prie važiavimo. Pirmom klasėm bus paskelbtas sportyti pirmas laikas, kaip pavyzdys, ten 11:30 ir tada nieks nesikeičia. Jie sustartuoja, atskaita 3 minučių, tai lauksim visų čia. Tai dabar dėmesį į ekrano, starto procedūrą, ar ne? Kai teisėjas parodo mechanikam į šoną, teisėjai paklausia, ar viskas tvarkoja, eina į šoną. Užsidega reditoriais, gesta, gesimo momentu iš karto užsideg žalias, nebus to tarpo ir pajuda. Pasiruošiam startą. Nebėra užgesimo pačio. Jeigu būdavo užgestas, Nes būdavo polstartų tuo tarpu pasidaro. Tai kartuoti turbūt nebereikia, ar ne? Apie falstartus ar ką informuosim, labai tikiuosi, kad nesportinių incidentų kažkokių nebus. Aišku, lenktyniauti reikia, bet lenktyniaujam, kaip sakyt,
garbingai, sportiškai ir panašiai. Tai jeigu kviesimės pas teisėjus ar sekretoriatą, tai namukas viršui rasite. Pagal pirmą etapą nereikėjo praktiškai, tai labai tikiuosi ir šitą, linkiu visiems bet kokiu atveju gerų rezultatų. Tai nebent klausimų iš jūsų. Kurios vietos galima keisti trajektoriją startų? Jo, geras klausimas, tai Toks kadangi Realiai, va, kur tas atitvaras, va šitas, va, yra ties atitvaru praktiškai. Ir ties išvažiavimu jau praktiškai. Į kalniuką užkilus. Tai yra lenkta, žiūrėkite, ta prasme, yra sunku čia nustatyti, ar ne, nėra tos tiesiosios, yra lankas ir taip toliau. Esmė, Ne, kad akivaizdžiai nekirstų. negalima, tą ir vat norėjau sakyti, kad jeigu iš starto iš karto suksit, blokuosit agresyviai, tai bus pavojingas traktuojamas manevras. Realiai už Jeigu šviesoforą. lengvai, ta prasme, nu kaip ir matot, jūs vis tiek į kairę, paskui Gali dešinę. už šviesoforą. gali pradėti. Čia tarkim pavyzdžiui, šviesoforas, mes čia stovėsim prie pat pirmo. Nu vienas Užšėlo tarkim, atitva. Va, vienas užšėlo pirmoji eilė, atitva. kitas antroji. Grubiai ant kalniuko. Ir pirmoji eilė esantis konkrečiai, tarkim, klausikas į startę, nu, liko. Ir tada Viskas tarpau, jūs kliūtę apvažiuot gali, čia nėra pažeidimas, jūs nevažiuosit į mašiną, ar ne? Lygiai tas pats trasoj visko gali atsitikti, kaip sakot, prie geltonos. Nu, matot, gestas stoja, nu, jūs irgi nespausit, viską lenkiam ir tvarkojam. Kaip sakyt, lenktinėjimo neturi vykti tuo metu, bet išvengti pavojingų situacijų gali. Tai va, tai Aš manyčiau, kad iki starto va. Ne, toliau, prie kalniuko. Išvažiavimo. Va, kaip ta ženkliukas stovi ten. aš manau irgi Šėlas geras statyba kur pasiūlymas. akmenį. Jo, ir šėlas. Žiūrėkit, gal galiu pasiūlyti. Ne, tai tu. Jeigu nusprendėt, aš galiu padėti nekroso vėliavą. Viena vėliava, jo, viena vėliava. akmenys yra. Šiaip tai vidurys tarp šviesoforo ir to. Jo, čia teisėjai. Begiok ten ir pabūk. Dar, iki šėlo. Gerai, gerai. Nu tai skersai išėjo. Žodžiu, žiūrėkit, padėsim, bet faktas nuo ledo iki kalniuko per vidų. O klausimas dabar papildomas biuletenį išleistas 7,90 trasos ilgis. Kas permatavo? Nes trasa nepasikeitus. Pernai išmatuota 6,95. Tokia informacija iš organizatorius, kas priėmė trasą. Tai Supratau? pagal tai vadovaujas, tikrai pats asmeniškai nematavau, tai Taip pat. tikiu. Tai mes tikiu kalbėjom tuo. su Gioku, jo, kalbėjom. Tai čia trasos ilgis galbūt jisai, aišku, vidutinį greitį skaičiuojant įtakoja, bet pastebėjimas geras, galėsim irgi patikrinti. Tai dar kažkokių klausimų, jeigu... Nieko, ruošiams treniruotėm. Tai ką? Kaip? 9, tai 16 minučių. Tai gerų startų, geresnių dar finišų, sėkmės. Nu, oi, briefingas baigėsi, pasakok, kaip nuotaika, kaip važiavimai. Ne, viskas gerai. Važiavimai, kas važiuojam ketvirtį šiandien, o taip tai nieko. Modelis dabar po plungės išplovai dumblus. Molį. Išploviau, pakeičiau reduktorių gale, nes finale starte nusuko reduktorių. Tai važiavau su priekiu, tik tai finalą. Ja, jautėsi iš karto. Jo, tai dar žadėjau šis važiuoti laukan, bet nežiūriu Latvijų, nelabai irgi ten gaunasi, kažkaip galvoju važiuoju tiek to. Dar su priekiu pabaigiau. Ten jau buvo išgyvenimas iš viso. Na. O tai viskas gerai. Ką šiandien biškį šilčiau, bet va. Aha. A vidai ku? Viduj? Na. Nieko, yra ventiliatorius. Ventiliatorius iš lango, kur buvo atsuktas į langą su karštu, tai dabar į patį save ir šalta. Tai kaip nors, kolegos turi ventiliatorių. Aušins, ne? Jo, Ai, va, matau, kad irgi ventiliatorius didelis pastatytas. Jo, tai atsiaušins. Vis tiek, kažkaip suvažiuos. Ku, mechanikų, ku palaikymo komanda, va, bėga iš karto. Porą žodžių, va, bent jau dirbsi, tik tai ku fotografuosi šitų, 95. Ne, nu dar kur kupiškę dar važiuoti, ne? Galėsiu, nes sudėtinga čia, žinai, nebus tiek, žinai, nuotraukų po 200 kadrų, bet šis tas, visgi karšta vis tiek. Nu ja, šiandien ir tau čia, jeigu dirbtai, čia Ne, trasai, tai nesąmonė, gerai leidos šortais, bet jau būtų, bent tiek. Sauliau, kokie remontai vyksta nuo ryto. Mechanikai neturi ką veikti. Mechanikai dirba, tvarko. Oi, blėt, vaikiškų žaisliukų sugadina.
Nu, atrodo, ir ūgia užtenka ir galva nemaža. Nu, blembaški, nu, bet vis tiek, va, vaikiški dar žaidimai. Ar iš to? Nu, ja. Gedimas buvo. Išsimovė šitas? Reduktorius subirėjo, ne? Gal. Ar blokiruotė neveikia? Neaišku. Tai Vytka, kaip nuotaikas, jau apsirengiai? Gerai, bandysim. Šiltnamį nelindu. Šilta. Gerai, kad ežeras va netoli, tai šoksim vandenin. Bandysi su rūbai šokti? Nu tai po finalą su rūbais. Supratau. Nu jo, dabar ką, reikia bandyti važiuoti, ar ne? Bandysim biškį prasivažiuoti, treniruoti. Nu jo, viskas pasai. Nu gedai, kaip nusteikimas? Jau prakait, žiūrėk, jau laša! Dar nespėjau apsirengti. Jo. Ei, neturim svarstyklių mažų pasvert, kiek dabar prieš startą ir po finišų. Po finalinę važiavimą. Nu, blėt, pirtelės nereiks kurčinti jau. Tuoj patikrinsiu. Jo. Reik šaltą dušą. Šaltą alausą, ne? Šaltą dušą šiandien merginų. Merginas, tai čia tokiam karšti palauks, tokiam karšti, jo. Nes taip jau po toj Jo. kiaušinį. Nu va, Robertą mechanikai atsipūtį sėdi savo pavėsį. Nu, Robke, kaip tau dabar nuotaikas, kaip? Geras. Laukiam, kada duos prasilint. Palauk, jums dabar sakė pagal klases leisa, ne? Tai jūs paskutiniai 1-6. Jo. Reiks laukti. Jo, reiks laukti. Jo, kupo pirmą etapą modeliais, reikia kažkur labai tvarkyti. Traukę pakeitėm Ir viskas, ne? viskas tvarko. Gedas persivilka, jau prakaitas Jau ir man bėga. Kaip aš padušau. Jo. Nepradėjus. Dar nepradėjęs, ne, žiūrėsim, sakau, bus sudėtinga šiandien iš tiesų. Einam pakalbinsim ir kolegas. Tai pakalbinsim Lauryną. Nu, Laurynai, kaip nuotaika? Karštas. Karšta? Karšta. Gedas persivilka, jau iškart prakaitas bėga, net lašai dramba. Nu, pas mūsų dar čia pavėsis biškėvėjas, Jo, prapučia jo, viskas okei. jo, Kol jo. kas. Kol kas, jo. Jo. Bet tuoj. Išvažiuosim, tuoj pasivažinėti, tai bus prakaitas. Žliaugs tiesiog. A tai Aukštaitijai gal registraciją pratęsta iki ilgiau, kad žiūri, va dabar tik atvažiuoja. Nieko nežinau. Nieko ne. Nieko nepasakysiu, žinok. Tai dabar tik tai galim pasidžiaugti, kad Jokeris bus pas tave jau čemper, ne? Čempė bus Jokeris. Jo. Jo, tai... Ir drąsiai kviečiam registruotis. Tai Jūs va. bus svečių klasė 1.6, 2 litrai ir RVD. Taisyklės pagal pirmenybių. Aha. Tai realiai irgi treniruotė, burto kelias ir kaip ir pirmenybės tokios taisyklės. Jo. Tai lygiai taip pat varysim. Jokeris viskas, Jo, grynai. kaip yra pirmenybės svečių klasiai, o čempionate bus, kad pagal čempionato taisyklės, Tik tik tai plius- tiek, kad plus Jokeris bus. Plus Jokeris, jo. Jo. Ten gali strateguoti ir tada lenkimai be Jo, kontaktų biškai jau. tokio. Sakom, reikia kažko įnešti. Gerai, labai gerai, sakau, ir smagu girdėti, viskas džiugu, kad jau, tai va, na, paskui sakau, aš irgi gal ateinančiai savaitės pabaigoje gal surašysiu pasiūlymus irgi dėl čempo, su Edvinu tą pasitarsim ir... Jo, kažką. Jo, ir Dėl sakau, kitų metų. Jo, dėl kitų metų, jo. Kokie pamastymai kažką Taip. daryti. Tai ir smagu, kad bus, tai va, tada dalyvių turėtum turėti, nes tada, sakau, Hebra suvažiuos, pirmenybių dalyviai suvažiuos. Jo, nes dabar yra Liepos 5 Ukmergėj, tai manau, kad po Ukmergės registruosis. Jo, po Ukmergės. Nes savaitė yra tenais, registracija iki ketvirtadienio vakaro, iki 12 valandos. Jo, Tai, kaip sakant, paskutinę dieną suregistruoti. jo, viskas tvarka. Beros iki 9 beros gaunasi Liepos registracija. Jo. Atidaryta bus ir viskas. Nors Licenzijų nereikės pirmenybėm, užteks draudimo. Aha, taip, kaip ir... Jo, kaip ir pirmenybėm, viskas tas pats. Jo. Viskas super, tai va, labai gerai. Tai va, Hebra girdėjot, Getautėj kartu su čempu bus ir svečių klasė pirmenybių, taisyklės galios viskas, licenzijų nereikės, reikės tik tai tas, kad draudimas ir važiuosim su Jokeriu. Tai prieš, kaip sakau, gera treniruotė bus Hebrai prieš
prieš Getautę vėl, kai bus rugsėjo 5 dieną. Jo, kaip Pasibandyti, pasitestuoti kaip džokeris, kas jo, kaip. kaip džokeris, jo. Galbūt dar kažkur ir pačiam bus kaip trasos Tai parašymai. jo, paskui kažką gal reikės pataisyti, pakoreguoti. Jo, Mes irgi jo. darom vienaip, buvom susibadę vienaip, sakom, molį pilam, sakom, blogai bus. Taisom iš karto. Na, jo. ir viskas. Dabar ką, gerai, tada laukiam dabar žiūrėti, važiuoti, ruoškis ir... Nu, Andriuk, Ką? kažko nesuprakaitavęs, kas čia gaunas? Kaip ne? Kaip ne? Normalu? Nu, kaip? Gerą. Gera. Ja. Tik va, svetimašinų Saugai. reikėjo, ir bišk pažiūrėti, žinai, ir plius, pernai nevažiavęs. Ir pasižiūrėti, žinai, dar svetimą nesinori pirmam rati paguldyti, žinai. Bet rasų jau genda. Jau genda? Nu, nam gal jau ir daugiau provežų, ir mes skaičiuok antri tik važiuojam. Nu, minkšta ta prasme, dar niekmenų nėra, bet jau yra, va, kas važiuos. Jo, biški užsiminė ir gedas su Vytku, kad... Jo, jau yra. Sakau, kas bus vėliau, tai... Na, supratau. Nu, nieko. Ir bėgis pataiko, Sauliu. Ai, Tikiuosi dabar į savo pataikys. nu jo, dabar gera pasimokinti, jo. Na, tai va. Vien dėl to va ir įdomu dar. Ir karšta. Ne, dėl karštumo tai čia šiandien, čia jau reikia susitaikyti. Diena ir naktis. Jo. Nes pas Dabar. mane tai senoji dėžė. Tai ku, testuosi Žygulį? Nu jau testuojam. Jo. Pasakiau pliusus minusus, bet iš esmės viskas kaip ir gerai. Paruošęs Tomukas kaip savo. Ne, bet randi prie ką prisikabinti dar. Tai visą laiką. Idealios būna tik moterys. Nebūna tokių moterų. Būna. Aš radau. Radai? Jo, Nu, tau čia jau pasisekė. pasisekė. Ja. Tamuk, o tau šiandien kaip? Ne. Nu, tą žalę duok čia. Sauliu, baig durniuoti. Nu. Kodėl čia taip tokie avantūrai pasirašy šiandien nevažiuoti? Mes su Stasiu kaip broliai padėjome. Negalim nesidalyti. Nu kaip aš galiu vienas kaifuoti. Supratau. O tai tavo senasis Žiguliukas ką? Vis dar procese. Procesė. Taip, bet tai vis tiek jau, žinai, sekvencikas bus, Volvo tiltas galinis nebe Žigulio, ne? Ne, bus klasika. Bus klasika? Bus klasika. Neišmušė iš jo kitaip. Ne. Tai va, chronometruojama treniruotė dabar vyksta.
labai didelis temperatūras, ne ką mažiau išbandymų bus ir pačios technikos vairuotojams. Tai tikrai gerkit daug skysčių, laikykit būt pavėsiu kiek tai įmanoma ir ką, svarbiausia, saugių, sėkmingų ir pergalingų finišų. Vyksta varžybų atidarymo paradas. Važiuoja savadarbiai bagiai dar čia ant reklamos. Būliai irgi ant reklamos. Nu, Donce, pravažiavai treniruoti, chronometruojamų kaip? Šlangą 2 kartus nušovė turbinas. Ai, tai kas čia gaunasi? Nežinau, buvo lygus vamzdis. Nereikėjo niekad zarūpkės. Dabar bišs repliam atvalsavom. Uždėjau 2 hamus, gal laikės. Supratau. 1,5 rato ir pokšt. A daugiau ką, modeliais tvarkoj dabar, ne? Svorio pamažinai? Iš kažko pamažinau, bet kažkur dėl tada dėjau, slenkščius kitus dariausi žiemą, bet ten buvo ragas ten. Tai plasmasinius tuos sparnus susidėjau, kapotą išpjaušiu, tą, na, o slenkščius naujus tada. Ja, matau, kad slenkščiai, ja. Tai viršsvorę daug turi dabar, ar? Nežinau, dabar nesvėriau, pernai tai turėjau 107 gal. 1,5 tonos kažkaip. Na, ja. Sunkus kėbalas, aš nelabai ir iš ko mėsinėti. Supratau. Na nieko, bet jau dabar vis tiek biški arkliukai. Žies, svarbu laikyti. Na ja, svarbu laikyti. Gerai, matysim, svarbu. Lauksim važiavimų. Nu va, antras kvalifikacija. 2 litrų klasė čempa. Na, Super 2000. Tai mūsų Vytautas ir Gediminas. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Laurynas, man atrodo, antras turėtų Vytka būti. Nebentinai, gali skersavo. Vėl startais, blėt.
Praleidė. Jis prisibijoja. Skersut. Turėt padaryti. Nu, skietyklas ir senai važiuojam. Gadu geriau nedaryt va šituos. Ai! Dvi minutės 50. Dvipem? RVD 3000 čiampa. Antras kvalas. Kaži, kurioje vietoje jos pavėsi padarą. Padangėlą. Bet kaip gerai sutvarkė, ne, taip pat. Lauk ratai reikia važiuoti? Čia nereikia. Čia dabar į finalą papuolė bylę, kad gali nevažiuoti 2 kvalų. Ne, pasakok. Ne, šitasgi Šniukas pirmas finišavo. Šniukas pirmas. Nedaug ten, bet 0,0 keliam sekundėm. Ne stašiūna mašina. Ai. Jo. Kažkur sumaišiau mašiną. Nu ką, superkarai. Nebevažiuos? Ne, sakė, perpirktų motorą statyt. Kiena? Motorų stanys užlenkė? A. Tai kaip čia blembaškai prasileido Šniukų, na? Vieną kartą plankį biškį kliudėjai. Bet nesijaučiu labai gerai. Paulauskas tikrai ištikščiau važiuoja. Ir da, jeigu būčiau paskutiniam rate labai laikys jį, tai da ten buvo tikimybė prie nulio. Susimaskatavo kažkur, bet aš jau kaip ir atsileidau, Tai kaip tokios trauktis? Antrą bėgį. Trečią bėgį va čia va tik tai. Tai tiek, kol visi da antrų įsijungia, tas nueina jau. O superkarui tų ratų neprasakymą vis tiek neišvengsi. Žiūrėk, Šniukas antras jau. Nuvašant tiesiog čia man drebė prieš saulį nieką nematau. Langus valai, žinai. Atrodo, prieš mum važiavo jau mašina, bet vis tiek. Palaisti man drebė tų purvinų.
išvarėję, tai matai, su viršsvariu vara. Na, į Vilnių Gitaną Trabotkę lėki, na. Smagu. Smagu. Radom problemą. Kas yra? Nu, matai, pirmai važiuoju, sakau, nu, nesąmonė, nevėjų, nei vieno nevėjų. Kažkas netaip atėjo Dalius. Sako, kad pas jūs šūdas yra su interkuleriu, neužšina. Tai pasiskolinam, susišaudėm ventiliatorių, pajungė Hebra, dabar važiuoja. Dabar tiesioji grupė nebėga. Tai ar taip, ten žvėris, žiūriu, padarė biškį gaila, tai taip galėjau dėti durti jau, žinai, bet nu ne, kam. Ja, bet šiaip nesistenka Trabotkę lėkti, nes... Tai buvo smagu. Nu, šiaip ja, palaidais plaukais. Smagu, tai labai smagu, tai išorė lėkti. Gerai, viskas. Nu, šį kartą Robertas nukentėjo. Ne, tu pasikūrė ant kailį, tik savai. Tau viskas. Oi. A tai kas tau buvo dabar? Vidinė pusė lėkiau ir žodžiu, jisai į mane ir užsuka, nu, grinai į ratą gavo, ratas nusisuka ir šveitė. Daugiau negu priekis susisuka. Ir nespėjau niką nebepadaryti. Tai čia vienas variantas, arba keist, arba dėdant tralo to pačią traktorę prašyti. Įragi, šakė, keist. Turi šakę? Tai tada jo, tada keist. Tai nežinau, kur vien turiu diskinį keistų būgninį, tai nežinau, kurią pusę turi ir. Tai ten labai sunkiai atsisuka. Nu jo, tai detalių kaip ir turėsim, tai... Yra mortikas anos pusės, antros drybės pavadų. Taip, suvirtus už tai. Gerai, bernai, tada staigiai banda tvarkys. Vytka duos detalių. Žiūrim, kuo baigsis ten tie gražūs manevrai pirmo rato pirmoje pusėje ir čia į priekį braunasi iš savęs Ričardą. Būna gerų žmonių, kur atneša šalto alaus. Tai va, tau čia neši. Nieko, super 2000. Traktorius ne vietoje sustoja. Kas buvo, Daliau? Tolimiausios trasos dalies išvažiavus iš kitos pozicijos. Ir ten koks momentas, wow, labai aštru. Prie pat Laurino Paulausko buvo. Ar labai arti Laurino Paulausko yra Vytautas Laužinas, tikrai negali nei menkiausios klaidos padaryti Paulausko.
Ir labai gražiai važiuoja su Trijulė, pabėgęs prie kitos dalyvių grupės. Vakarysė, Rebanda, trasoje Dmitrijus Šumer. Ko nors. Kaip jūsų požiūrys, kai vyras taip durniuoja, važiuoja sporte? Neturiu komentarų. Kočėlų gauna. Kočėlų gauna, ne? Kada tu išvažiuosi į trasą, kad kočėlų tau nereiktų duoti per galvą? Jei ne šiemet, tai kitą metą. A, ne? O, tai palauk. Palauk. Nu, pabaig sakyt. Ką? Ką prižadėjai? Ai, kad šiemet nevažiuos? Ne, kitais metais. Ai, nu gerai, tad kitas metas irgi nevažiuos. Veselės nusimato. Nedaryk klaidą, žinau. Jau padarė. Viltė, pažiūrėk į jį. Ar tikrai tai jau Apsigalvoti yra, ne? Ką? Apsigalvoti. Nebėra iš ką rinkti. Geresnių neras, vis kiti invalidas, dar viens veiks lygiai. Na, čia pritariu, čia kad ir pasigyrė, bet teisybei pasakė. Bet protiškai. Tai protiškai atsilikimės vis čia trasoje esam, tai čia taip nebus. Čia nėra normalių, čia vis nėra tokie biški. Aš šiaip, jeigu rimtai ko trūksta, modeliai dar ko? Darbo biški, dar kokią savaitę įdėti ir galėtum važiuoti, bet kitą savaitę gaunas šventė draugų irgi ne veselis, bernvakaris, tai vėl į Ukmergę negaliu važiuoti, nes prisižadėjęs būtai. Dar dabar taip šitam sezonai nebėra tik dėl savęs. Į Bauskę planuoju Latviją būtinai, jeigu viskas gerai ir vėl kokia data neišlys netokia, bet... Tai mes pakoreguosime ten, tau bernvakarius, mergvakarius, nu. Ne, mergvakarius, nors. Ne, šiaip modelis paruošt, buvom trečiandien pas Valdą, pasukom kumelių kažkiek, atradom, norėtus daugiau, bet tiek yra, tiek užteks. Tai, nu šiemet vis tiek kokias 1-2. Vytautas sakė, labai nori tas dažus naujus nubraukti. Leisim tą garbę duot. Ten vaizdas, Sauliuk. Ai, nu gerai, važiuoju. Į eterį. Žigulys! Čia pasbaidė kumeliai kažkieno. Tai ten pastato teisėją, nuveikia 5 minučių. Nėra 5 minučių. Nėra. Prieš startinį? Nėra. Kodėl? Nėra. Ai, kupiškai čia jau daro. Taisyklės, nėra. Kas tada eik? Žiūrėk, Žigulys antras. O atbrandžiokas. Ai, jopai mat. Sulaužė. Žigulys sustoja, daugiau nėra tik ko filmuoti. Išjungiam. Aha, jo. Ką būtų galima vėl turėtis turbūt ritmo startą Žygilas Ausma, Rožinas Audimas Rakas. Kaip tau atrodo, man įdomus atrodo, čia jis netas susiklėti, man lyg ranksta bėgiai, kaip ir kyl normaliai ir... Duotų man tiesiog startuoti ir atnauti. Ja, žiūrėk.
Deividas Kusas, kuris visą dieną padirbo. Kabėgę neįjungia kažkas. Kabėgę neįjungia. Atrodo, dėkis ties jungia. Tas vakariai. Lekai būda seniau spakainį jungia. Kaip donce, va, antrų bėgių. Galvok, dar bėgių jungia. Ja, va. Žiūrėk, išranda donce. Ir ką jūs manot? Donatas Ašiūnas žvėris antras. Nebėra, pasikur, daug yra. Laukiam, kas išlis, žiūrėsim. Žvėris, aha. Kvėpuoja žvėriui nugarą Deividas Kusas. Elektai. Antras. Deividas Kusas apsilenkė žvėrį. Žvėris vėl krenta į trečią poziciją. Ne, nu žvėris tas. Ir Paulius. Nu nedaug trūka, Ratuko. Ne, nu, yra kaip yra, tai... Bet šiaip gerai viskas, ne? Jo, viskas gerai. Biškai jau sakau dabar. Nebra sakė, nori darbo, turi darbo. Suvedimas pabėga? Traukia nulink. Supratau. Jo. Gerai. Viskas gerai. Medija, kažko nedirbi darbą? Dirbu. Dirbi? Gerai, gerai. Keturi belygina, jam, vailiak. Graudu žiūrėti, kai tiek dalyvių. Benziną atneš! Benziną! ir RDD aukštaitijos
pakalbinam Sirgalius. Kaip čia tas jūsų nuotykiais į Pakruojo trasą Klovinis? Nu, kaip pirmas sykis sunkiai, bet vis tiek atsiradom. A, ne? Nors ne nuo pradžių, bet vis tiek. Motokrosas reikia pirmą aplankyti, tada autokrosas kažkiek. Pratingi žmonės renkasi autokrosą. Na tai autokrosas irgi buvo, bet į kartą ir buvo motokrosas. Ačiū uždėmesį. Ja. Iš to jau motokroso neišmuši, ne? Ne, jau nebe. Kaip yra, taip ir bus. Ja. Ačiū. Na, kur Raimondas? Aš tai iš ryto atvažiuoju, iš pirmiausia čia. Nebuvo motokrosas. Geras važiavimas. Viskas gerai. Na, Kutata pasakys? O kągi pasakys, laukiam finišo Vytauto. Va čia, ne? Gerai sustartuotų. Jeigu gerai sustartuos, tai kaip ir viskas tvarkoja, ne? Svarbiausia. Paklausom pulsą. Palauk, kurioje čia tau pusė, blė? Ramus, ne? Oi! Daugiau! Nebetapom. Na, ja, nu žiūrėsim, kaip čia viskas atidėlios, tas mūsų finišas. Nu ką, turime finalus Super 2000. Pažiūrėsim, kas čia gausis mūsų vaikinams. Dėmesio į startą, dalykai Super finalas prasideda dabar. Liktai Vytka išlinda. Pirmas, man atrodo, linda. Jau spaudęs. Linda. Ko palinda? Gerai. Tai jau dabar jau turėtų išlaikyti. Gerai, Gedas, gerai. Pagaliau. Blet, kad tik tai nesukliūčytų su bėgiais. Ne, mašinas nestumšytų. Ne, kada matai, kad su bėgiais nesidraugauja kitą kartą. Kas atsirovė gerai? Linda, tu manim palinda. Gerai, tegava. Gedas iškovojęs antrą vietą dabar. Paulausko, Gediminas Tušakėnas. Gerai, reikia. Gedas dabar važiuoja lembačkai 180 kg skirtumas nuo polo. Tai nėra viršsvario, viskas, kaip sakau, kilogramas kilogramant. Na. Gerai, pačiai pasimatyti, paimų. Jo, žiūrėkim, kas čia gausi dabar, kad išlis. Dulkės. Gedas vėl trečias. Trys? Kokia palika? Gerai. Trys yra. Gerai. Gerai. Ką Junsai reikia lemba. O, ką Vytas, gerai. Tai žiūrėk, kad Niurka dabar. Pažiūrim, Paulauskas kažką panašią. Ai, ble. Gerai. Paskutinis ratas. Antrą kartą bandė nepaėję. Trečias bus nepaėję. Kebra, tylėkim. Kas čia dulkių padavė? Žiūrim, ar dar kažką.
Paulauskas. Gulioj. Važiuot, jau mažiau. Vėliava paruošta. Yra, drifts, gerai, drifts yra. Gerai viskas. RVD 3000 finalas. Pažiūrėsim, kaip tas mūsų žiguliukas Brandziukas išvažiuos. Bet vis tiek žiguliam nostalgijų jaučiama, ne? BMW tai šiukšlė, ne? Kiek pravažiuotas Vlada, kiek metų, nemažai, kad tiek žemų. Polius Mikelaitis priekyje. Kažkas geltoną vėliavą jau norėjo rodyti man. Kitą pusę pradėjo žiūrėti, bet išsitiesi. Galvoja, laiks iš šono. Žiūrėk, Žigulys antras. Yra uždaras parkas, ja. Visą dieną savo tempo, tarsi neradęs Mikelaitis. Antroji pozicija buvo labai sunkioj vienos, po daug gynimo remontų. Stasiukas trumpa. Varma jausmas. Trečia pozicija. Na, žiūrim superkarų finalą. Žiūrėsim, kaip Deividai seksis. Žaidulgius nardė čia superkarai.
Tai geltonas jau? Raudonas vėliavas, ar ne? Kas čia? Raudonas, raudonas. Doncės nebeliko. Nėra. Trūksta trasą. Kol nešamatėte vėliavą, tai kol nieks nepranta. Gaila žvėrienos, nu? Žvėrienos. Kai prisipūtė ir karienos, tai yra kartais gėlimo. Gal dėl to, nežinau. Su 3-7 valgymą... Varyk. Su 4-6... Makvyn svarbiausia paimta. Žiūrėk, kažliukas, Gerai. Tada reikia kaltybarsą aplinkti. Labai svetingas šniukas atidaro duris, įleidžia. Nu gerai, dar nieks irgi neprarasta. Žiūrim, kas bus toliau šniukas arti. Visi labai arti. Ne vis prisistabdo. Pusman artėja. O, pervirgai. Gerai. Apsilenkė, geltonot vėliava zonai, negerai. Na, negalima, turėtų būti diskvalifikacija. Šniukas antras, matai? Matai jaunimas. Išėjo šniukas. Atakuoja! Prieš. Ja, bet negerai. Negerai, jo. Ką, vėl, va. Nu, tai pačiai vietai. Geltonas negali. Atmosferikas jisai sūkius mėgsta, ir nėra tokio trūko. Sukasi, atmosferikas sukasi visada, tuo metu trupakų reikia užsitikimo. Žiūrim, kas sugalvota, paskutinis posūkis iki finišo. Bet negerai. Nu gerai, o kaip jaunuoliai nuotaikas finalui? Geros nuotaikos, sekasi viskas be gedimų didesnių. Kai važiavo paskutinį etapą, tai kai važiavimas, tai naujas gedimas koksai. Smagu, kai važiuoja, eina grįžti, kojas įsidės ir guli. Nu ja, žiūrėsim dabar gerai, kad viskas sektųsi. Būtų labai gerai, kad sektų. Kas mechanikas, sakė, ne? Tai aš čia toks ir mechanikas iš manęs. Nu, žiūrim 1-6 klasės finalą, 3, tai kaip ir garantuota kažkam 3 vieta. Kliūdė atitvarą vid. Ne, dar nebuvo prisivijęs. Pats sugebėjo, atsidarė kapotas. Kapotas atsidarė?
nebėra ko filmuoti, nes pusę rato skirtumas, tai du liko važiuoti, tik tai laukia apdovanojimai. Aivo, parein, blėt, su laužiku. Nu ku, RVD dalyviai, kokiais įspūdžiais, palauk, kaip čia, kad jūsų veidelis matytųsi, Norim va. išgert butelį, bet nieks A, ne? Tai palauk, kur čia stojam? Ginkūnas? Kokia ten gatvė? Arklių numeriai nuspardyti? Girdi visi. Girdi. Girdi. Visi girdi. Kaip įspūdžiai? Smagu, tik labai karšta. Prakaitas į akis bėga, dar miegu labai mažai valandą laiko, tai pavargau. Pavargai, ne? A tu, Auri? Atsiboda. Sakyčiau, kokią bėbę važiavai per 2 klases. Durna gluša ir bažnyčiai muša. Va. Kaip galėjau atsibosti iš mašinos į mašiną šokinėti, aš nežinau. Ką, gerbimi dalyviai, Ne, pakeliauti jau Nu gerai, laukiam apdovanojimų, ja. Dėkojau prieš renginį. Dvigubai norėčiau padėkoti po renginio, nes turėti šitiek kantrybės tokio oro, nes visada žmogiškas dalykas. Jeigu lyja, skundžiamės, jeigu karšta, skundžiamės, bet matau, kad vis tiek visi su šypsenom. Tai tikrai dar kartą vėl visiems didelis dėkui. Dalyviam, sportininkam, fanam, visiems mechanikam ir žiūrovam. Tai be jūsų nebūtų viso šito. Tai tik dėl jūsų ir tik su jumis. Dėkui labai. Jo, tai aš prisijungdamas prie Egidijaus noriu visiems padėkoti, kad atbuvot, reikėjo tų fizinių pastangų. O bendrai, jeigu kalbėti pirmą metą, tai tikrai dabar būdamas šitame etape matau, kad yra iš tikrųjų toks labai akivaizdžiai matomas automobiliais. Prasme, lygis automobilių tikrai gerėja, tai va, tai tas džiugina. Tai ryšim su tuo, iš tikrųjų labai norėtųsi palinkėti visiems vienybės, taikos. Saulius priešai stovi, matomai, kad Saulių reikės irgi kažkada dar kalbėtis dar kartą. Tai va, tai Lietuva turbūt, mes turim čia tikrai per mažą rinką, kad turėti, nežinau, konkurencinės kažkokias tai alternatyves varžybas arba čempionatus, nes sakyčiau, kad nenori, nei Egiši turbūt organizuoti 3 etapų, nei Audrius turbūt 3 etapų čempionato nenori. Manau, kad čia visiems tikrai vietos užtektų ir galėtumėm turėti tokį pakankamai gausų čempionatą su pakankamu kiekiu dalyvių, kuris galėtų užtikrinti bent jau galimybę padaryti techninį renginį. Aš turiu galvoje apie kažkokių šou elementų, apie kažkokių trofėjų, formate treniruočių, vadinkime. Tai va, tai tas, ko gero, kad turėtų būti garantuota bent jau organizatoriui, kad jis tikrai turės tą dalyvių skaičių. Tai va, tai čia taip, kaip pasakyti, nelabai romantiškai kalbu apie realybę. Su Egiu irgi mes kalbėjom prieš šitas varžybas, turbūt 3 savaitės iki. Tai, iš ties nuotaikos buvo kaip pakankamai liūdna. Tai va, tai džiugu, kad pajudėjo ledai, kad Žvaigždijos taurė prisijungė. Tai va, tai tikrai ačiū Jums. Tai va, Egidijus ir užsiskyręs žmogus. Ne žemaitis, aukštaitis, bet užsiskyręs. Tai va, tai dėka Egidijus užsiskyrimo šitas renginys įvyko ir manau, kad tikrai jisai buvo labai gražus. Tai va, daug įvairių elementų, kurie galbūt irgi nesukėlė tiek gerų emocijų, nes karštis turbūt slopino visus. Tai va, tai bet Egidijau tikrai nuoširdžiai ačiū tau, tavo visai komandai, tikrai fainai priėmėt visus. Tai va, tai dėkui. Ką, perdodam tau? Nu ką, keliaukim jau prie rezultatų protokolų ir apsidovanosimės tokia pačia tvarka, kaip ir važiavom. Tai pradedam nuo įskaitos 2000. Na ir čia klasėje 2000 Lietuvos automobilių čempionate 3 vietą iškovoja Linas Sveikackas. Štai tai, 3 pozicija, sveikinimai Linukai.
Ant antrosios vietos laiptelio kviečiame Edviną Ugenską. Reglamentą punktų primink 3.2.1. Laistyt. Na ir nugalėtojas šiandien visą dieną dominavęs nuo pat lenktynių pradžios iki pat jų pabaigos. Deividas Stropus. Stropiai atidirbo Stropus visą dieną. Viską laimėjo, kas buvo įmanoma. Ir noriu priminti reglamento 3.1.2 punktą, kad šampanas privalo būti išlaistytas. A, girdėjot, bernai? Girdėjot, bernai, šampanas privalo būti išlaistytas. Aplodismentai dar sykį. Linas Sveikanskas, Edvinas Ugenskas ir Deividas Stropus. Nu, kuris pirmas? Jaučias, kad pirmas. Opa! Kokie spec-efektai. Aplodismentai dar sykį. Linas Sveikanskas, Edvinas Ugenskas ir Deividas Stropus. Dar vieną foto. Nori chemą fotkintis. Ačiū Jums. Bet Deividas Stropus jau prižadėjo kitais metais į Super 2000 varyti. Primsim. Nu, pakomentuok garsiai. Stropus į Super 2000 girdėjau kitais metais, ką? Ne taip, aha. Gerai, keliaukime prie Super 2000. Super 2000 ir čia ant trečiosios vietos laiptelio žengti kviečiame Lauryną Paulauską. Antroji pozicija klasėje Super 2000 Gediminas Ašakėnas. Ir šiandien pats greičiausias klasėje Super 2 litrai buvo Vytautas Laužikas. Plojimai dar sykį. Laurynas Paulauskas, Gediminas Ašakėnas ir Vytautas Laužikas. Ir dabar paimkite iš Lauryno vėliavą, nes jam reikės rankų šampaną. Duok, palaikysi, kad ir priešininkas. Ir atsidaro šampaną ir laikas nusibrausta prakaitą, kurį atidavė dėl savo pozicijų šią karštą dieną Pakruojo rajone. Plojimai dar sykį. Laurynas Paulauskas, Gediminas Ašakėnas ir Vytautas Laužikas. Bakūrai. 3 litrai RVD. Na ir klasėje 3 litrai RVD. Tikrai graži kova, gražus finalas. Ir čia trečią vietą iškovoja Mindaugas Valaitis. Na ir visą dieną kalną problemų turėjo su automobiliu, bet finale sukaupė visą jėgą, visą ryžtą, sudėjo geriausias atsarginės dalis ir antrą vietą iškovojo Stasys Brundza. Na ir prie šių dviejų Ekroso komandos pilotų pakvieskime dar vieną Ekrosos komandos lenktynininką. Nugalėtojų šiandien tampa Paulius Mikelaitis. Taigi dar kartą sveikinimai Mindaugas Valaitis, Stasys Brundza ir Paulius Mikelaitis. O, papa, kiek čia emocijų, šampano. Plojimai dar sykį, Mindaugas Valaitis, Stasys Brundza ir Paulius Mikelaitis. Ir
Tai viskas gerai, trečia vieta irgi gerai. Ir kamerynė tau čia. Čia. Superkarai. Keliaukime į superkarų kategoriją, kur tikrai vyko labai gražus mūšiai. Kėlė ant kojų visą publiką iš savo vietų. Ir čia trečią vietą iškovoja Paulius Šniukas. Nebuvo jisai patenkintas turbūt. Tai tikrai, pagarba Paulius Šniukui, kad su savo atmosferiniu golfu tokias bombas iš ten drąsai laiko, ten gražiai žiūrėti. Antroji pozicija Audi TT Deividas Kusas. Na ir įspūdingai startais ir varžovus, ir žiūrovus, ir pats save turbūt nustebinęs. Šį etapą laimi Žilvinas Astrauskas. Audi TT. Žilvino Audi kaina šiandien dar atštukas pakyla. Po tokios pergalės. Laimai čia dar kartą Paulius Šniukas, Deividas Kusas ir Žilvinas Astrauskas. Pala, trasoj gali sakyti pala. Va, štai taip. Gražaus duoda varžovams. O dabar foto, bendrai kartu sustokit arčiau, Paulius Šniukas, Deividas Kusas ir Žilvinas Astrauskas. Superkarai! Keliaujame į Pagi Cup kategoriją ir keliamės į trečią vietą. Pagi Cup arba Crosscar, kaip ten įvardinta. Vienas 6. Keliamės į klasę 1600 ir čia finale vienas dalyvis liko gulėti trasoje, bet jis ten liko gulėti kaip trečiosios vietos prizininkas. Linas Žaliauskas apsivertęs finale, bet jis pasirodymą baigė trečias. Prasme, nedažnai būna taip, kad varžybas pabaigi stogu, guli mašiną ir eina ant podiumo. Antroji pozicija Robertas Staniulis. Ir pats greičiausias šiandien vienas iš įskaitoje Tadas Kažėmekaitis. Plojimai dar sykį Linas Žaliauskas, Robertas Staniulis ir Tadas Kažėmekaitis. Skalbė Staniulį. Trasoj neatskalbė, tai bet ant podiumą atskalbs. Mokinkis! Jaunuolis, matai, dar ne praktikos mažai. Nu ir nutrūkėlė bendradar sykį Linas Žaliauskas, Robertas Staniulis ir Tadas Kažėmekaitis. Ai, nu tai aukštaitijos komandai aš neturiu, nes aš neskaičiavo jų, tai nežinau. Turiu tik čempionatą. Nuleist ranką. Ne, pavarys. Tai gerai, suskaičiuosim patys daryti. Keliamės prie čempionato komandinės įskaitos ir čia trečią vietą su 45 taškais užima Lokys Motorsport. Ne. Tai vairavom antrą vietą.
Ja. Šiemet pirmą turą. Nu, šiemet. Lieka, bus dar pragų. Vietą 54 taškus surinkę. Užima Kupiškio automotosportą. Einam. Nu, Kuba, chūrai. Davai. Duoks. Pitačiako. Sveikinimai. Ja. Sveikin. Ačiū. Šampaną jo Gedai. Vienu tašku pranoka 50 balų, 59 balų surinko. Ir pirmą vietą iškovoja komanda Ekrosa. Suzdaužėm. Sveiki ir jūs visi. Sveiki, Saulė. Daug genai. Neprigerkit, būkit kultūringi, saikingi. Skamba. Negeras garsas. Mažiukai. Ačiū. Ja, tai baigėsi čempas, komandiniai antri. Tai ką, kitas etapas dabar. Kur kitas etapas čempo? Getautė, ja. Getautė su Džokeriu, tai ten susimatysim. A šiaip tai kaip žiūrovas į Ukmergę bent jau atvaryk. Kur Joana turi man. Tai va, tai komandinė lygam antri, 1 tašką skirtumu nuo Ekrosų. Tai dar biškį pakalbinsim prezidentą ir tada važiuosim namo.